šitą. Taip žinai, labai tokios, tipinės, tos. Man tipinės tos konsultacijas tokios, nes kartuojasgi viskas, žinai, žmonės kartuoja. Čia kas, čia dabar moteris. Šitą nerimo sutrikimas, dar generalizuotai nesiekia. Čia viena buvo įsirašysi, turėjo šiandien vakar, kad ateiti su generalizuotu nerimo sutrikimu. Kažkodėl neatėjo, nedėjo. Aš jau suprantu žmonės. Jie dažniausiai būna praėję, žinai, aš jiems sakau, aš jiems duodu garantiją, kad bus 100% sutvarkyta viskas, žinai. Bet dabar, kaip kalbant, žinai, šituo pavyzdžiu, žinai, tai gan tipinis pavyzdys. Nežinai, kiek metų, pamiršau, kiek metų su ta problema kapuojasi, kariauna tipo, žinai. Ir nėra rezultato, progresą nėra, atvirkščiai. Viskas atrodo, tik tai dar vystosi, plečiasi, žinai. Bent smenga gili, žinai. Ir skepticizmas labai didžiulis atsiranda. Ir, kaip dar mes šiandien kalbėjom, jinai sako, žinai, ir visą tai reikia iškrapšyti, išsiduok žmogų iš galvos, žinai. Jinai sako, aš sako, jau, žinai, susigyvenau, kad, jau aš galvoju, tikėjau, tipo, kad, kitaip jau čia negali būti. Ant kiek, iki kokios nevilties daina žmonės. Kad negali kitaip būti, jau sustaikai, kad šituo. Kuo šituo, va šituo. Ir tas, kas to neturi, tai labai žmogui sunku įsivaizduoti, kokiai katastrofai gyvena. Aš ne taip atrodo, čia nerimo sutrikimo, žinai, vadinamasis. Jis neskamba atrodo taip grėsmingai kaip depresija ten ar ta, žinai, šizofrenija kokia. Bet iš tikrųjų, tai gan baisus dalykas. Ir kas čia dabar juoktarą? Ai, bliama. Da, nahre. Ką jis čia bliauna? O kodėl aš tas nematau? Ai, matau. Tai šitą. Ir girdžiu net, reikia išgirsti. Šitą. Kad suprastum, pabandytum, įsivaizduot, suprastum, tai tu kiekvienas iš mūsų esam buvę, vadinam, nerime, patyrę nerimą, tai yra tokia užsitęsusi, pavadinkim, baimė dėl kažko, tai kaip, negali užmigti naktimis, neturi vietos dieną. Ir va čia, čia kritė, žinai, vadinama, paširdžiuosi, ėda, senka, viskas valgyti nenori, žarnynas stoja ten, pačių kečiausių, įvairiausių, negalavimų gali atsitikti, žinai. Čia įsivaizduok, štai žmonės gyvena metais, kiti dešimtmečiais sugeba dešimtmečiais, aš taip tęsti. Ir kuo toliau, tuo labiau tas, mes gi jau žinom, GBM-čikai mes žinom tokį reiškimą kaip įsisenėjimo ir išplitimo efektas. Dar yra toks dalykas. Ir iki kokio lygio, iki kokio mastų jisai išsiplečia, išsibujoja, į ką pavirsta. Kaip šiandien mes su tą moterim kalbėjom, tai jinai jau pati mato, supranta tada, žinai, ką mes ir siekim visą dažnai, kaip ir pas mus, visų taisyklė, pirmoji eilė, viską suprast. Tie vadinami konvejeriniai psichiatrai, psichologai, jie šansų net neturi, suprantate, jie arti net to nepriartėja iki tokių suvokimo. Dabar, pavyzdžiui,
aš tos moters klausiu, žinai, palauk, dabar jinai pas mane, antrą gal konsultaciją, ar trečią, palauk, antrą, trečią. Jinai moteris, linkusi tikėti, pasitikėti, pasikliauti šitais vadinamais doktorais, vaistais, dar kažkuo, rezultatas nėra tik blogi. Ir dabar, žiūrėk, ko aš jūs klausiu, jinai buvusi daug kur, pas daug, ten buvusi, vėl tas savo tėmas, tai aš jūs klausiu, žinai, ar nors vienas pas ką tu esi buvusi, paskui aiškino tau nors ką nors panašaus, ką kalbu aš. Ne. Tai nors kažką, nors kažkaip panašaus, kažkokio. Ne. Ne. Tai ir taip senojas visur visada ir pastovi, jo fana. Tai dabar matai, kai aš jums sakiau, kad skepticizmas didžiulis yra, pas žmonės, jie būna apie. Ir dabar nepamirštam vėl šitą vadinamą fenomeną. Tiki, mes sakom, tiki, pasitiki, vis tiek. Dabar įsivaizduoju, kaip eit pas kažkokį, kai jau buvo, jau praėjo, perėjo, ne bet kažkokį, su diplomais, su dideliom kontorom, klinikom, baltais chalatais, rimtom intonacijom, rimtais nukučiais. Ir tas, kai jau vaistų suvalgė saujas. Kur ten saujas? Kiberais jau gal, takščiai. Ir, čia dabar va kažkaip, Mitkišioka, tos komanė net pačiam, atsipranti, keista. Realiai keista, nes kompas, smegenys, taip kažkaip jos tipo adekvačiai reaguodamos, sako, baig tu seni, kad tu čia, sako, čiagi žmonės, patvirtinimais kompetencijų, nejuokauk, ir kas tu toks, gal tu neadekvatus. Čia, žinai, ta būsena, kai per COVID, atsimenu, žinai, iš ne vieno žmogaus, ir tame tarpe net moters tekdavo girdėti, žinai, sako, žinai, o kai buvo tas totalus masinis apzombinimas, žinai, tai sako, ten kokie, ypač provincijai, kur nors gyvena, miestelės kokios nedidelių, žinai, tai sako, žinai, sako, aš nebesuprantu čia, ar jie durni, ar aš durna. Taip nuoširdžiai žmogus, taip prajautęs, sako, žinai, nes realiai pradeda galvoti, kaip smėgis, negali būti. Kaip tau Mikė šitą masinis Mikis, tai labai dažnai tai garsina. Tai tu nori pasakyti, kad visi durni, tu vienas protingas, tai va čia tokia būsnė, pačiam jinai tą, žinai, nesvetima, žinai. Tai va, žinai. Jeigu, žinai, dar kažkiek ten ką pasakyti, žinai, apie patį, sakykime, procesą, žinai, tos, kaip darbą, tos konsultacijas, tokias, pavyzdžiui, tai kurios čia vietos ir ką pasakyti, supranti, ką mes ir kalbam, ką aš visur visada, aš sakykim, čia, kaip jau kredo, čia koks man ar kas, pavyzdžiui. Jeigu tu nesupranti, tai mes ir pradedam, štai tada, tas ir būna, tai įdomybė, žinai, ką žinai, ką supranti.
apie depresiją, ten, pavyzdžiui, apie nerimo sutrikimą, jau nekalbant apie generalizuotą sutrikimą. Ne? Kaip taisyklė, ypač dar moteris, ir vyrai iš tikrųjų, niekada aš nieko nesutikau, niekada nesupranta. Nieko nežino ir nieko nesupranta, serga metais, tipo tą temą, bet nieko nesupranta. Arba net jeigu ir žino, tai žino kažkokias nesąmonės, kurių geriau net būtų nežinau, tai yra dezinformuojančias, klaidinančias kažkokias, tai nesąmonės. Nes pats pavadinimas, matai, jis sakoma, nerimo sutrikimą. Java, alimafo. Tai ir tada čia išeinant į logiką. Tai kaip tu nori suskontruoti, susitvarkyti, suprasti, kaip valdyti tai, kame tu nieko nesupranti. Natūralu. Kitas, matai, saka, vėl, paradoksas ant paradoksą, civilizacijas, ar čia, aš nebežinau, ką pasakyti. Bet taigi čia žmonės, kurie vaikščia pas specialistus, baigusius aukštausius įsilavinimus, BBZ, kiek paskaitų mokslų. Kaip supras, chebra? Nieko, kaip jie, bledis, paleidžia tos žmonės. Visus praktiškai be išimties, kiek aš čia per šitą eilę metų sutikęs tų žmonių, su žiūronų galą nematysi. Nieks nieko neįspranta. Nei vieną neturėjau atvirą. Nei vieną. Taigi vagino. Nežinau, rauna stogą. Durniuoju.